Tai labas vakaras dar kartelį. Esu tiesiog pakylėta, esu labai laiminga. Tiesiog visą laiką šiandieną, kas bešnekėjot, kas, sakykime, sakėt pasveikinimus, graudinausi ir tai yra natūralu. Ir iš tikrųjų nemoku apsakyti to džiaugsmo, kada šiandieną pirmą kartą 8 val. Ryte pamačiau savo kūdikį. Ir tai šiandieną tai yra mano vestuvės ir aš turiu pirmąjį savo kūdikį, po to bus sekantis ar ne dalykai, tai yra šeima. Iš tikrųjų tai yra mano pati didžiausia šventė ir džiaugiuosi matydama to žmonės, kuriuos ir norėjau matyti. Tai yra didžiausias man džiaugsmas ir didžiausia padėka jums, kurie netingėjot šį vakarą atvykti, kurie nepasididžiavot, kurie tikrai nuoširdžiai ir beveik 100% žinau, kad visi džiaugiatės kartu su manim. Tai yra didžiausia padėka iš mano širdies. Noriu šiandieną, kad linksmintumėtės, kad nebūtų niekas oficialu. Noriu, kad vaišintumėtės, kad džiaugtumėt, kad nestovėtumėt, o judėtumėt, nes prasidės visa renginio kulminacija, kaip aš sakau, linksma muzika ir noriu, kad jūs džiaugtumėtės kartu su manimi. Ačiū. Mes turime vieną problemą, žinokit. Mes turime vieną problemą ir su tą problemą labai greit susitvarkysime. Aš suprantu, šiek tiek gal kuklų nejauku, nes, kaip mums vyrams būna, įsivaizduokit, taip, jei šiandien gimė kūdikis, ar ne? Nuostabus kūdikis, kaip būna vyram, kai kūdikis gimsta, tai nežinai, kas dedasi, kaip viskas, ar ne? Širdis stoja, kvapas dingsta, ar ne? Tai atrodo, esame visi, kai tik išvydom tik akimus į kūdikį. Šiek tiek kuklų nejauku, bet padaro vieną labai svarbų dalyką. Palaikome Gretą šiandieną, labai stipriai. Palaikymas tai yra ne tik šypsenos, jūsų bendravimas, buvimas kartu, bet ir audringos ovacijos! Labai gerai. Ir pasveikinti Gretą šią gražią progą. Ir malonaus klausimo, gražaus vakaro, geros nuotaikos. Svarbus ne tik tais mums čia visiems esantiems, bet ir man labai įdomu, manau bus įdomu ir visiems kitiems. Svarbiausias klausimas, Greta, kodėl sugalvojai rašyti šią knygą? Turbūt atsigalvo tie nuolatiniai klausimai. Greta, o ką man daryti su ta spalva? Greta, kokį makiažo pagrindą pasirinkti? Greta, kokį tušą rekomenduoji? Iš tikrųjų, begalės klausimų, ne tik internete, bet ir kada klientas ateina mokytis makiažą. Labai norėjau tas visas paslaptis, tas visas tokias mažumnes pamokas sudėti vieną kūrinį, tai yra mano kūdikį, mano knygą, tam, kad kitiems nekiltų klausimą, kaip atsirinkti makiažo pagrindą ir taip toliau. Kvietame, kad būtum pradininkė tos idėjos ir kad visi žinotų, kad tai pirmoji padarė Greta. Labai gerai, paplokime jai už tai. Labai gerai, žinokite, net yra didžiulė. Ir panašiai. Džiaugiuosi, kad šios merginos sutiko, kad jos šiek tiek pasikeitė, kad jos irgi gavo kažkokią pasitikėjimo, šventiškas nuotaikas. Ir pirmąjį merginai kūriau makiažą su įvairiais blizgučiais. Norėjau parodyti tai, kad būtent šių metų naujausiose tendencijose galimi blizgučiai ne tik ant akių, bet ir ant lūpų. Kol ta makiažo tendencija ateis į Lietuvą, mes pagalvoti kitais metais turbūt taip dažysimės. Bet tai yra topas užsienyje ir tai labai seniai jau yra atliekama. Ir kadangi važinėjau po užsienį ir matau šitas tendencijas, tai siūlau ir jums ant lūpų, jau šiandieną mačiau savo kolegę, kuri jau buvo mano seminare, kad reikia ant lūpų irgi blizgučių. Ir kad juos galime uždėti su paprastu šešėlių pagrindu. Ir topas šiais metais, kadangi visi
kokie metai artėja, tai yra raudonojo gaidžio metai, džiaugiuosi, kad tai bus mano metai, nes aš tais metais gimus, turbūt todėl 17 metai ir bus patys laimingiausi. Tai šių metų raudona spalva, kokia jį bebūtų ir kur jį būtų naudota, ar skaistaluose, ar akyse, ar lūpose, aišku, labiausiai dedam net tokių šešėlių raudoną spalvą, bet išryškinam lūpas. Tai bet kokia raudona spalva, ar tai būtų raudonai oranžinė, ar tai būtų raudonai bordinė, ar tai būtų raudonai šokoladinė spalva, visos absoliučiai raudonos spalvos yra pačios madingiausias. Stenkitės, jeigu nesuknelė raudona sudės šių metų sutiktuvėms, tai raudonai pasiryškinti lūpas. Christmas.